Labadiena emedicina.lt tinklalaidės klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Viktorija. Labai džiugu, kad už lango mus džiugina vasariški orai, nors jau rugsėjo pabaiga. Kaip tik šiandien tinklalaidės rašymo dieną, rugsėjo 29-ąją, yra minima pasaulinė širdies diena. Ta proga pas mus svečiuojasi Kauno klinikų kardiologijos klinikos išeminės širdies ligos skyriaus vadovė, dėstytoja, gydytoja kardiologė, profesorė Olivija Dobilienė. Sveiki. Sveiki, laba diena. Galima sakyti, kad jūs kaip niekas kitas gerai pažįstate širdį. Galbūt norėtųsi tokią dieną kalbėti labiau apie jausmus, tačiau net nebejoju, kad jūs esate širdį galinčių paveikti ligų profesionalė. Šiandienos mūsų tema yra ūminis koronarinis sindromas ir miokardo infarktas. Tai gal galėtumėte plačiau apibūdinti šias dvi sąvokas? Dėkoju už klausimą. Tikrai labai malonu kalbėti tai, kad šiandieną yra pasaulinė širdies diena, o iš kitos pusės su kolegomis norėčiau pasidalinti ir pakviesti labiau pasidomėti būtent ūminiais vainikinių arterijų sindromais ir pačiu naujausiu Europos kardiologų draugijos dokumentu, kuriame jau kalbama kartu apie nestabilią krūtinės anginą, miokardo infarktą be ST segmento pakilimo ir miokardo infarktą su ST segmento pakilimu. Viename dokumente Cardio.org galite rasti šiame website ir tikrai labai išsami informacija apie klinikinius simptomus, pradinius diagnostinius etapus, apie gydymo naujoves, tęstinį gydymą ir profilaktiką. Ir tikrai keletą akcentų galima atžymėti būtent iš šio dokumento, kas yra naujo, ką mes vertiname kitaip. Ką galiu paminėti, kad pirmiausia dėmesys yra skiriamas klinikiniai ūminių vainikinių arterijų sindromų išraiškai. Daug dėmesio skiriama tam vadinamam įprastiniam klasikiniam krūtinės skausmo apibūdinimui, kuomet jūs galite būti praktiškai tikri vien tik iš klinikinio įvertinimo, kad pacientui gali būti vainikinių arterijų sindromas, kada jisai nusako spaudžiantį skausmą kairėje krūtinės ląstos pusėje, kada net neįvardija skausmo, apibūdina kaip nemalonų diskomfortą, kuris gali plisti kairę ranką. Ir būtent dokumente atžymėta, kad apie 80% tiek vyrų, tiek moterų jiems pasireiškia tas įprastinis klasikinis simptomas krūtinės anginos. Tuo tarpu dideliai daliai moterų, būtent atkreiptas dėmesys į moteris, kad jų simptomai yra daugiau kitokie. Jos dažniau negu vyrai skundžiasi galvos svaigimu, bendru silpnumu, kartais gali būti ir duriantis skausmas, gali būti dusulys, kaip ūminių vainikinių arterijų sindromų išraiška. Taigi, į moteris mes turime atkreipti dėmesį, tikėdamėsi, kad jų simptomai bus ne visai tokie tipiniai ir klasikiniai. Kitas dalykas, kas yra nauja šiame dokumente, jeigu jau įtariame ūminį vainikinių arterijų sindromą, pagal paciento simptomus turėtume greitai registruoti elektrokardiogramą, kaip ir nurodyta yra per 10 minučių nuo kontakto su mediku, ir jau pagal tai priskirti pacientą vieną iš tų kategorijų, ar mes matom ST segmento pakilimą, ar ST segmento pakilimo nėra, o kardiograma galbūt net ir visai normaliai atrodo, tai tada šiuo antroju atveju sektų sekantis žingsnis, tai yra troponinų tyrimas. Ir reikalinga net ir ne vienas, o 2 mažiausiai troponino tyrimai. Rekomenduojama naudoti 0,3 valandų algoritmą, kurį dabar Lietuvoje naudojame, bet naudoti 0,1 valandos algoritmą, kada gebam nustatyti pačias mažiausias troponino vertes ir tuo būdu galima paneigti miokardo infarktą, kuomet turime 2 testus atliktus tik atvykus ar antrai po valandos. Jeigu troponinas yra nesureagavęs, iš esmės mes galim paneigti miokardo infarkto diagnozę. Tarsi ir įvardijote, gydytoja, ką reikėtų žinoti pirminėje grandyje dirbančiam šeimos gydytojui, bet gal galite dar kartą paminėti, kokie yra patys svarbiausi simptomai, kurių nereikėtų praleisti ir kurio tokio paciento tikrai nereikėtų versti laukti laukiamajame už durų. Iš tiesų, tai pirmiausia reikėtų vertinti tą krūtinės skausmų simptomų pobūdį. Ir kaip minėjau, jeigu tai jis atitinka klasikinį krūtinės skausmo apibūdinimą, medikai puikiai žino 7 šios skausmo charakteristikas: pobūdis, trukmė, lokalizacija, provokuojantis veiksniai, plitimas. Ir ypatingai, jeigu mes matom, kad yra tų simptomų pasikartojamumas susijęs su fiziniu krūviu, su emociniu stresu, gal su kraujospūdžio padidėjimu kaip provokuojančiųjų veiksnių, tikrai tai yra didelė tikimybė, kad yra ženkliai reikšminga vainikinės arterijos spindį obtruojanti stenozė.
Ir tokį pacientą turėtume priskirti kaip ir didelės rizikos pacientui ir vertinti kaip nestabilę krūtinės anginą. Taigi pasikartojamumas yra labai svarbus. Iš kitos pusės, jeigu jūs matote pacientą, kurio krūtinės skausmą lydi elektrokardiografiniai pokyčiai, tai segmento depresija ar neigiami T, kuomet yra kartu tachikardija, hipotenzija, paryškėjęs paūmėjęs širdies nepakankamumas, taigi šitie kriterijai irgi nurodo, kad jau gali būti didelės rizikos ūminės vainikinių arterijų išėmimo sindromas. Į tuos klinikinius dalykus tikrai labai reikia atkreipti dėmesį. Pasikartojamumas, provokuojantis veiksniai. Tuo tarpu, jeigu buvo vienintelis skausmo epizodas, jisai neatrodo tipinis, taip kaip mes įsivertiname, jisai nebesikartoja ir ypač jeigu elektrokardiogramoje nematom dinaminių pakitimų, ją registruojant pakartotinai, daugeliu atveju tai bus susiję su maža rizika. Paminėjot, kad anksčiau buvo taikoma 0 ir 3 valandos troponino atlikimo metodika ir šiuo metu yra taikoma 0 ir 1 valandos. Ar teisingai supratau? Gal labiau rekomenduojama taikyti, nes iš esmės tam, kad taikyti 0,1 valandos troponino atlikimo algoritmą, diagnostikos algoritmą, mes turime ir atitinkamą troponino testą turėti. Taigi tik tai įsigijus atitinkamą analitę, kada jinai geba identifikuoti tą nedidelę troponino koncentraciją, kada gamintojas būtent tokią analitę mums pateikia, tik tai su tuo galima atlikti didelio jautrumo troponino tyrimą po 1 valandos vertinti. Taigi tai nėra tas pats troponino testas, kurį mes naudojame dabar ir kuris yra patvirtintas 0 ir 3 valandų algoritmui. Čia priklauso nuo gamintojo ir nuo to turimo troponino testo. Daugelis troponino tyrimų Lietuvoje šiai dienai yra atliekami didelio jautrumo metodika ir būtent 0,3 valandų algoritmų kaip ir naudojame. Tačiau dabar rekomendacijos teigia, kad daug yra geriau naudoti 0,1 ar 0,2 valandų troponino testą, tai tam, kad jį naudoti, mes atitinkamai turite įstaigą ir įsigyti būtent tokį troponino I arba troponino T testą. Tai reikėtų turbūt paminėti, kad jeigu klausysi specialistai iš periferinių, tarkim, ligoninių, kad nepradėtų suskubti daryti po būtent valandos, ar ne, to troponino, nes jis bus netikslus, nes nebus pritaikytas. Turbūt taip supratau. Visiškai teisingai supratote. Ir kitas dalykas, į ką nori, ir dokumentas atkreipia dėmesį, ir mes gydytojai kardiologai puikiai matome, kad ūminių vainikinių arterijų sindromo diagnozė tai yra kompleksinė diagnozė ir pirmiausia, jinai remiasi nusiskundimų, įvertinimų, klinikinių simptomų, rizikos veiksnių, objektyvaus klinikinio tyrimo, elektrokardiogramos ir troponino. Ir neretai vieno troponino testo nepakanka, kad paneigti ūminį vainikinių arterijų sindromą, reikia 2. Taip pat reikia prisiminti, kad gali būti troponino koncentracijos pokytis, padidėjimas dėl antrinių priežasčių, nesusijusių su pirmojo tipo miokardo infarktu, kad gali būti miokardo pažaida dėl kitų antrinių dalykų ir neretai tai esti pacientams, tarkim, kurie yra sunkios būklės, su sepsiu, su kvėpavimo funkcijos nepakankamumu, su plaučių arterijos trombembolija, po nudegimų, su inkstų funkcijos nepakankamumu, su ūminiu širdies nepakankamumu. Ir net ir visai jaunam sveikam žmogui po didelio fizinio krūvio, po maratono, ištyrus jo kraują ir tyriant didelio jautrumo troponiną, greičiausiai rasime didelį koncentracijos padidėjimą taip pat. Taigi, esminė žinutė pagal šio naujo dokumento rekomendacijas, kad vertinimas turi būti kompleksinis su klinikos, tikimybės įvertinimu, klinikinių simptomų, elektrokardiogramos ir troponino vertinimu. Paminėjote tarsi tikrai nemažai tyrimų atliekamų, bet ar yra dar kažkokie tyrimai, kurie padėtų taip pat diagnozės patvirtinimui? Galėtų būti naudinga echokardioskopija. Tačiau turime atsiminti, kad širdies echoskopija nėra tyrimas patvirtinti šiai diagnozei. Širdies echoskopija galėtų būti atliktina, kada yra nestabili hemodinamika, kai yra įtariamos ūminė mechaninės miokardo infarkto komplikacijos, tada yra tikrai labai naudinga. Labai naudinga atlikti diferencinės diagnostikos tikslų. Gal pacientų yra plaučių arterijos trombembolija, gal yra aortos disekacija ir galimi matyti tie požymiai. Bet iš principo pati
daryti echoskopiją pirmos klasės rekomendacija tai yra tada, kada nestabili hemodinamika arba įtariamos mechaninės miokardo infarkto komplikacijos, o iš kitos pusės jau vėliau, kai mums tenka diferencijuoti nuo kitų būklių ir patologijų. Taigi šitas tyrimas gali būti naudingas. Tai turbūt jeigu prireiktų rajone dirbančiam gydytojui, reikėtų turbūt siūsti, ar ne, kad kardiologas vis tik atliktų šituos tyrimus. Aš manyčiau, pirmiausiai, jeigu nėra segmento pakilimo ir pacientas yra rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, tai tikrai pakanka klinikos įvertinimo, elektrokardiogramos, nepamiršti, kad reikia registruoti ir papildomas derivacijas, kurios esate naudingos. Jeigu įprastinės 12 derivacijų atrodo nepakankamai informatyvios, nepamiršti, kad gali padėti dinamikoje eigoje registruojama elektrokardiograma, jeigu pacientui ypatingai pasikartoja simptomai ir tų simptomų metu elektrokardiograma yra užregistruojama. Ir taip pat bent jau 2 troponino testai, kurie nurodo, kaipgi mums reikėtų tirti pacientą toliau. Ir kaip minėjau, širdies echoskopija bus labiau naudinga diferencinės diagnostikos prasme, jeigu tik tai paciento hemodinamika yra stabili. Prie nestabilios hemodinamikos neabejotinai mes turime visiems atlikti, nes priežastis reikia aiškintis čia pat ir dabar. Tai kaip supratau, visada reikia įsivertinti bendrą vaizdą, atlikti tinkamus tyrimus ir tuomet jau padaryti išvadas ar ne, kur toliau keliaus tas pacientas. Ir iš esmės, noriu pasakyti, kalbant apie ūminius vainikinių arterijų sindromus be ST segmento pakilimo, mes taip ir turime indikacijas invaziniai vainikinių arterijų angiografijai, tai iš esmės labai aiškiai išskirti kriterijai, kokie tai yra pacientai. Yra pačios didžiausios rizikos pacientai, tai yra tie, kurių yra nestabili hemodinamika, kurie yra su kardiogeniniu šoku, kurie patyrė skilvelių virpėjimą ar skilvelių tachikardiją, kuriems yra ūminis širdies nepakankamumas su kartu esančių ūminių vainikinių arterijų sindromų, pacientai, kuriems ST ir T pokyčiai elektrokardiogramoje dinamiški. Šiems pacientams turėtų būti organizuojama angiografija per 2 valandas. Iš esmės jie praktiškai tokie pat skubus, kaip ir pacientai su ST segmento pakilimo miokardo infarktu. Tuo tarpu kiti pacientai, kurie neturi tokių nestabilumo ir didelės rizikos kriterijų, jiems angiografija, jeigu tik nustatom infarktą be ST segmento pakilimo, yra indikuotina per 24 valandas ir tie pacientai per tą pirmąją parą turėtų būti nukreipiami į tą ligoninę, kur yra intervencinės kardiologijos galimybė. Dar kiti mažesnės rizikos pacientai, iš vis jie gali būti tyriami pusiau planinė tvarka, jiem gali būti pasiūloma arba invazinė vainikinių arterijų angiografija planinė tvarka, arba bendrai atliekama daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija, neinvaziniu būdu įvertinant vainikines arterijas, tiems mažesnės rizikos pacientams, kur praktiškai jau tyrimai turėtų būti atliekami kaip ir planiškai. Tarsi užsimenėt apie gydymą šių patologijų, ar kažkokių pasikeitimų minėtame dokumente yra gydymo atžvilgiu? Gydymo atžvilgiu taip. Skubios pagalbos ir priėmimo skyriaus gydytojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad anksčiau rekomenduotas gydymas, kai tik įtariam ūminį vainikinių arterijų sindromą 2 antiagregantais, jau dabar nėra toksai. Dabar iš esmės turime atsiminti, kad pakanka injekuojamojo antikoagulianto, kai nėra ST pakilimo, dažniausiai tai bus mažos molekulinės masės heparinas ir aspirinas. Antrąjį antitrombocitinį vaistą, PDY12 inhibitorių, turėtume realiai paskirti tik tiems pacientams, kada jau atliekama angiografija, jeigu matom, kad jam yra reikalinga vainikinių arterijų angioplastika ir stentavimas, tai tada ir paskiriame. Bet iš ankstinio gydymo iš karto 2 antiagregantus skirti reikėtų vengti, kas sako naujasis dokumentas, nes neretai tas ankstyvas paskirimas 2 antiagregantų gali būti susijęs ir su daugiau kraujavimo komplikacijų. Tai yra tokia naujiena. Dar kita naujiena yra, kad jau čia centruose dirbantiems gydytojams reikėtų žinoti magnetinio rezonanso kaip tyrimo vertė dokumente pabrėžiama, ypač tada, kada, tarkim, mums reikia atlikti širdies echoskopiją, nepakankamai informatyvu, kai reikia ir įtariamas, kad gali būti trombas kairiojo skilvelio viršūnėje, tai kaip alternatyvus echokardioskopiniam tyrimui ir pagelbstintis rekomenduojamas magnetinio rezonanso tyrimas, bet tai jau bus atliekama centruose. Taip pat naujiena yra tokia, kad turėtume ir galime jau skirti ne tik gydymą varfarinu, kontroliuojant vaizdo tyrimais, jeigu nustatome trombą kairiojo skilvelio viršūnėje, bet galime rinktis taip pat ir ne vitamino K geriamąjį antikoaguliantą, kas yra ženkliai patogiau pacientui. Dar kitos naujienos, jau žvelgiant į toliau tą ilgalaikį nuolatinį gydymą, kad tikrai turėtume labai atidžiai vertinti paciento
paciento lipidogramą, atitinkamai vertinti, ar jau jisai yra naudojimo antilipidinių medikamentų statinų fone ar ne, kad turėtume pakartoti lipidogramą po 4-6 savaičių ir vertinti, ar jau pasiekė tikslą MTL mažiau 1,4 ir priimti iš karto sprendimus, didinti statino dozę ir skirti azitemibą, ar vėliau spręsti dėl PCSK9 slopiklio skirimo. Taigi, tie veiksmai ypatingai antilipidinių medikamentų atžvilgių tikrai turi būti greiti ir mes turime intensyviai mažinti MTL cholesterolio koncentraciją. Tarsi paminėjote ir profilaktinės priemonės, būtent šių ligų išvengimui. Gal dar yra kažkokių profilaktinių priemonių, ką turėtumėm žinoti, kad būtent šių ligų išvengtumėm? Greičiausiai nepasakysiu čia nieko naujo, išskyrus, kad sveikos gyvensenos rekomendacijos yra tikrai labai akcentuojamos ir visų rizikos veiksnių korekcija, kaip kad ir metimas rūkyti, po ūminių vainikinių arterijų sindromų savalaikė ir ankstyva reabilitacija, vėliau atitinkamas ir tinkamas fizinis aktyvumas, diabeto kontrolė, kraujospūdžio kontrolė, lipidų kontrolė, tai kas yra rekomenduojama. Taigi tos sveikos gyvensenos rekomendacijos jos neabejotinai papildo gydymą, o dar medikamentinio gydymo atžvilgiu noriu atkreipti dėmesį, kad auksinis gydymo standartas persirgus miokardo infarktu 2 antitrombocitiniais vaistais 12 mėnesių. Šiame dokumente nurodyta, kad tikrai negali būti taikomas visiems pacientams ir labai siūloma atkreipti dėmesį ir vertinti individualiai išemijos ir kraujavimo riziką. Su didelės kraujavimo rizikos pacientams yra rekomenduojama trumpesnis 2 antitrombocitinių vaistų skirimas, kai kuriais atvejais iki 6, net iki 3 mėnesių ir net iki 1 mėnesio, kada tai yra reikalinga. Tačiau lygiai taip pat mes turime atsiminti, kad pirmieji 3 mėnesiai po miokardo infarkto, ypatingai implantavus vaistais dengtuosius stentus, tikrai yra didelė rizika nutraukti antiagregantus ar palikti tik vieną antiagregantą, jeigu tik tai galime, nes stento trombozė yra susijusi tikrai gali būti susijusi su pakartotiniu infarktu ir staigia mirtimi. Taigi planuoti, atlikti kitas operacijas, kitas procedūras, kurios nėra būtinos ir nėra skubios, būtent po miokardo infarkto pirmųjų 3 mėnesių bėgyje tikrai yra absoliučiai nerekomenduojama, tai šitą reikia atsiminti. Dažnai tokie pacientai klausia apie fizinį krūvį. Ar po patirto miokardo infarkto, kaip yra su fiziniu krūviu, ar jisai rekomenduojamas, mažinamas, ar kokios galbūt naujos rekomendacijos yra? Viskas priklauso nuo paciento patirto miokardo infarkto ir nuo taikytos revaskulizacijos, ar iš esmės jam pavyko taikyti savalaikę reperfuziją, ar yra liekamųjų stenozių ar ne, ar liko nukentėjusiojo kairiojo skilvelio išstumio frakcija, taigi tie dalykai yra labai svarbus. Iš esmės, po nekomplikuoto miokardo infarkto ne veltui pacientai vyksta į reabilitacijos įstaigą, kad į tuos klausimus jam kartu padėtų atsakyti ir gydytojas reabilitologas atlikdamas ir krūvio testą. Tačiau iš esmės po mėnesio laiko tiems pacientams jau jie gali grįžti į savo įprastinį gyvenimą ir rekomendacijos fizinio aktyvumo atžvilgių, iš esmės vengiant didelių ekstraordinarių fizinių krūvių yra tik tai tokios pateikiamos. Tačiau tuo tarpu, jeigu pacientų yra liekamoji išemija, jeigu yra taikyta nepilna revaskulizacija, jeigu yra kartojasi ritmo sutrikimai, jau mūsų rekomendacijos bus kitokios ir čia reikia kalbėti individualiai su to pacientui, konkrečiai vardijant jo riziką. Tikrai atrodo tokį nemažą keliasdešimties puslapių dokumentą, rekomendacijas, gaires, taip gražiai atrodo sudėliojate į keliasdešimties minučių pokalbį, bet dar norėčiau paprašyti, kad vis tik trumpai apibendrintumėt gydytojams, kurie galbūt klausysis, kurie galbūt dirba priėmimo skyriuje ar šeimos gydytojams, ką jie turėtų išsinešti iš šio mūsų pokalbio. Pirmiausia, turbūt norėčiau, kad gydytojai prisimintų, kad ūminių vainikinių arterijų sindromui būdingas kompleksinis įvertinimas klinikinių simptomų elektrokardiogramos ir troponino. Toliau reikėtų atsiminti, kad gali būti antrinis troponino padidėjimas ir tais atvejais turime ieškoti kitų priežasčių ir gydyti kitas priežastis. Prisiminti, kad yra antrojo tipo infarktas taip pat, kuris gali būti dėl antrinės išemijos ir tuo atveju taip pat. Gydome ne angiografiją ir ne antikoaguliantais ir antiagregantų deriniu, tačiau gydome šalindami priežastis, kurios sukelia tą išemiją
jeigu tai, tarkim, yra kraujavimas iš virškinamo trakto, tai jį. Sekanti žinutė yra, kad turime nukreipti savalaikiai vainikinių arterijų angiografijai pagal paciento rizikos kategorijas, bet manau, tai diktuoja pats gyvenimas, pačios didžiausios rizikos pacientai patenka į skubios ir intensyvios pagalbos skyrius, tuo tarpu su mažos rizikos kriterijais pacientai yra arba stacionaro, arba priėmimo skyriuose ir iš ten gali būti nukreipiami jau į centrus atlikti vainikinių arterijų angiografijai. Ir taip pat labai kviečiu nepamiršti tos inercijos ir mūsų darbe vengti inercijos, kuomet mes skiriame medikamentinį gydymą, kai jau vėliau tęsime pacientų gydymą antrinės prevencijos tikslu, kad tikrai turime koreguoti, keisti dozes, atsižvelgti į tuos veiksmus, kuriuos mes kontroliuojame ir žinoti, ko mes siekiame. Labai noriu padėkoti, kad sutikote su mumis pasidalinti savo patirtimi, informaciją ir noriu pasveikinti tarsi su šia simbolinė diena ir jūs, gydytoja. Na, o mūsų klausytojams ačiū, kad klausėtės ir tikiuosi, kad šis nuostabus oras dar tęsis ilgai.